Sveiki, labai malonu, kad jūs prisijungėte ir paspaudę ant reklamos patekote į šį iš anksto įrašytą webinarą. Tai nėra gyvas pokalbis, tai yra iš anksto paruoštas pokalbis, bet paruoštas su tikslu būtent jums papasakoti, kas yra Kantienika, kas yra Renata, kaip Renata atrado Kantieniką ir kaip būtent šiomis dienomis ji būtent padeda tikrai jau labai dideliam skaičiui žmonių atrasti sveikatą per gerą laikyseną. Ar aš teisingai pasakiau, Renata? Taip, Vygantai, ypač šiomis dienomis, kada sportas klesti, kūno kultas klesti, grožis klesti, labai daug kalbama apie laikyseną, kineziterapijoje, einama sportuoti, mankštintis ir šitiek daug yra su išvaržas turinčiais žmonių. Šitiek daug žmonių turi stuburo išvaržas. Ir apie laikyseną reikia kalbėti labai atsakingai ir žinant, kas yra iš tikrųjų laikysena. Nes dažnas kineziterapeutas ir dažnas apskritai netgi gydytojas kalba apie laikyseną išmoktomis temomis teoriškai. Teoriškai taip. Akademiniai visuomeniai prirašyta knygų, kiek tik nori. Bet apie laikyseną ten yra suvokimo nulis. Ir dėl to labai daug yra stuburo išvaržų turinčių žmonių. Tai yra labai, labai svarbus reikalas šiandienos, nūdienos visuomenėje. Tai mes apie tai gal dar šiek tiek daugiau pakalbėsim, bet aš vis tik norėčiau, kadangi mūsų žiūrovas, aš tikiuosi, arba ne tai, kad tikiuosi, bet tikėtina, kad nedaug žino apie Kantieniką, gal šiek tiek papasakok apie save, kaip tu atradai Kantieniką ir kas iš principo yra Kantienika kaip disciplina, ar ne? Galbūt taikykim šitą žodį. Tinka, galbūt netgi labiau įvardinčiau kaip rutina, bet apie tai truputį vėliau. Taip. Kaip įvyko? Viskas įvyko taip dar labai labai senais laikais, prieš kokį daugiau, gal 15-16 metų aš tą Kantieniką atradau, panašiai prieš 15. Žodžiu, pradėsiu gal truputuką prieš istoriją nuo pradžios. Buvo gal kokį man 22-23 metai, aš pajausdavau lengvą blauzdų skausmą, blauzdose. Liktai traukdavo, liktai mėšlungis, liktai parakindavo tas blauzdas, aš nesuprasdavau, kas tai yra, nusipirkdavau kažkokį tepaliuką, patepdavau ir neva praeidavo, nors iš tikrųjų nepraeidavo. Paskui buvo vienas gimdymas sekė, tada antras gimdymas sekė ir ko pasekoje aš pradėjau jausti nugaros skausmus. Nuovargį pečiuose, tokį, o metų 28-29, tiesiog, kad jaunas žmogus aš turiu omeny. Ir tada visokie reikalai, rūpesčiai, čia yra labai daug socialinės įtakos, socialinio gyvenimo mūsų, tai yra psichosomatikos dalis irgi ta laikysena, tas mūsų kūnas. Ir žodžiu buvo taip, kad ties maždaug 33-34 metais, ties 5-4 mano metais, aš pastojau trečią kartą po didelio tarpo ir atsitiko taip, kad aš visai išsitiesti nebegalėjau. Kodėl? Todėl, kad pirmuosius vaikus nešiojant, besilaukiant, aš to pasimti savo dubens pavyzdį, maketą, aš nešiojau vaikus va čia. Ir dažna mama taip daro. Ir čia yra klubo kaulas, ant kurių mes užsisodinam, užsikeliam ir mūsų dubuo rotuoja. Tiesiog pasisuka. Įsivaizduokit, vaikai užauga, jie nulipa, jau jūs mamytės ir liekat va tokas. Bent jau aš apie save, taip aš ir likau dubenių pasvirusiu. Kai esi kažkokia, nesupranti, veidrodį labai gerai matas, kad aš kreiva. Gyveni savo gyvenimą, matai, kad pečiai šiek tiek kreivokiai, šiek tiek kažkur pačia, čia kažkas ne taip. Bet iš tikrųjų tai to dalyko nelabai supranti, kai niekas nepaaiškina. Ėjau pas kineziterapeutus, dariau mankštas, ėjau pas manualistus, viskas gerai su jais, jie viską padaro savo darbą kaip reikia. Bet pati čia aš nieko nesupratau. Kaip ateidavau, višta, abugelis, kaip man tas žodis patinka, taip ir išeidavau, nieko nesupratus, kas su mano kūnu. Ir tada laukiausi trečio vaiko ir besilaukiant po gimdymo jau, tada buvo vaikui gal 1,5 metukai, labai buvo blogai, vaiko išlovytės neišimdavau, stuburo išvaržos formavosi. Klubo sąnario operaciją reikėjo keisti, daryti, tiesiog klubo sąnarį buvo labai blogai.
Ir jau kai vaikui buvo 1,5 metukų, jau gal kokį 3, 4 kartą išveža mane su greitąja į ligoninę. Nes stuburo išvarža, skauda, nugarą, surakina, viskas, nieko nepadarysiu. Ir kai mane išvežė į ligoninę, gydytojas sako, tai va, darom operaciją, nu kiek čia gali važinėtis, yra 3 L4, L5, S1, osteochondrozė, kakle, žodžiu, skausmai, rankos tirpsta, rankos nutirpdavo iki pat pažastų beveik. Ir gydytojas sako, nu, darom operaciją. Va, gulkis į ligoninę ir viską mes tau sutvarkysim. Ir pro mano akis, va čia prabėga toks, žinot, kai būna, sako, prabėga gyvenimas per akis, kaip prieš mirtį. Matei filmą, ne? Mačiau filmą. Man toks buvo didžiulis išgąstis. Operacija. Įsivaizduokit, aš su savo stuburu, su savo kūnu nesusitvarkau. O dar ten vyks įsikišimas. Ką aš žinau, ką ten man padarys? Kieno atsakomybė? Bet aš tada to klausimo nekėliau. Mane užvaldė baimė, o baimė yra pirminis instinktas, kuris kaip apsauga įsijungia. Ir tada tarsi evoliucija į priekį gyvenimą. Ir aš taip pakeliu akis, sėdžiu tokiam vežimėlį, žinot, nosis tysta, ašaros bėga, visai išsigandus tokia sėdžiu, suprantat, tų vaistų ten prifarširuota. Ir sakau, gydytojau, kieno atsakomybė? Gydytojas sako, nu viskas gerai, nu jūs va, imkit, pasirašykit ir mes darysim jums operaciją. Kad priekaištų neturiu. Priekaištų neturiu. Jūs man darysit operaciją ir aš turiu pasirašyti? Ta prasme, visiškai atiduodu savo kūną į jo rankas. Suprantat, ir tas vaizdelis, pro mano akis, kad aš sėdžiu po operacijos vežimėlyje, ir 2 vaikai, vienas jau toks paaugliukas 12, kitas ten 10, ir dar ant kelių pamaižuoja. Mane žaibas nutrenkė. Ir aš pastumiau tą popieriaus lapą, kur reikia ant jo pasirašyti, tą atsakomybę reiškia prisijimti. Sakau, žinokit, ne, aš tos operacijos nesidarysiu. Jisai taip žiūri mane, tai tipo, kuo aš čia blogai, kad šitą operaciją jums darys? Ne, čia ne prieš jūs niekas, čia aš apie save nieko nesuprantu. Čia aš turiu susivokti savį, kad suvokčiau ten, kas vyksta, tada galbūt aš ateisiu operuotis. Ir jis sako, bėg, kur tu bėgsi, tau dar klubo sąnario operaciją reikės daryti ateityje. Iš tikrųjų, jis tai buvo teisus, aš paskui supratau tik tai po keletos metų šitą dalyką. Ir žodžiu, aš kai gydytojui sakau, kiek pavyksta, iš kiek tūkstančių, kiek operacijų pavyksta, visos pavyksta, bet viena tai gali nepavykti. Kas gali garantuoti, kad aš nebūsiu ta viena? Kas gali garantuoti? O be to, tai į sveikatą tai nelabai, tuo metu pagerėja, bet ilgainiui tai vis tiek problema išlieka. Visai būna. Iš kur aš žinau, ką man padarys, varžtus sudės, susuks metalus kokius, arba ką man ten padarys. Aš tų dalykų neišmanau, aš su savim nesusitvarkau, dar ten kažką sujaukt man iš viso, mano biologinį kūną, man taip atrodė. Aš iš visada nesusitvarkysiu. Ir aš iš ligoninės pabėgu. Kai aš pabėgau iš ligoninės, buvo labai blogai, aš buvau pasirašiusi savo mirties nuosprendį. Tiesiog, nes nežinau, tiek toks skausmas buvo. Galva, akyse spengė. Čia būdavo toks tunelis, koridorius, toks atrodė, kad aš, periferinis laukas čia va yra susiaurėjęs. Gal yra irgi taip žmonių, ateina pas mane dabar daugelių žmonių, kad sako, va čia yra labai siaura. Ta prasme, labai toksai matymas. Iš tikrųjų taip ir yra. Čia spengia, skauda, spaudžia, spazmuoja. Atrodo, tas galvos skausmas šiek tiek kitoks. Ne kaip galvas skaudėtų, bet lyg tai, kaip tu galvoji, nebūtum tuštumos toks. Ir pripildyta ta tuštuma, vatos kažkoks gali būti jausmas. Pečiai, sprandas skaudėjo, osteochondrozė vystėsi. Nu, žodžiu. Ir aš pabėgau namo, guliu, bliaunu, lovoj, užmigt neina, skauda, atsigulti, nei taip, nei pasilenkti, nei susiriesti, nei išsitiesti, nieko. Žodžiu, padėtis be išeities. Visiškai.
ir pasidedu ant kelių kompiuterį, šiaip ne taip, ir suvedu pirmą kartą vokiškai, padėkit man kas nors nuo nugaros skausmų. O kodėl vokiškai? Kalba. Jo, žmonės irgi klausia, kodėl vokiečių kalba. Man kažkada gyvenime teko gyventi Vokietijoje, studijuoti vokiečių kalbą, Goetės institute Osnabriuke, aš baigiau kalbą. Ir dėl tos priežasties, matyt, kaip sako, kai nebelieka išeities, kai užsidaro visos duris, nes tiek aplankyta, per visą Lietuvą važiuota, kur tik nevažiuota, žinokit, visokios stuburo mokyklos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai atsidaro langas. Ir suprantat, ir aš tiesiog įsileidau, tiesiog atėjo ta vokiečių kalba ir aš suvedžiau. Ir ten man išmetė kantienik. Atidarė langą ekrane, kantienik. Ir ten parašyta, aš lovoj gulėjau, ten parašyta, spausti kulnį į kulnį. Spausti kulnis į pagrindą ir traukti kulnis su kojomis nuo stuburo ir nuo galvūgalio. Atrodo, suprantat, užtinusios akis nuo skausmo, nuo visko, aš čia netrodo nieko negirdžiu, nieko nematau, 3 sakiniai parašyti ir aš tai darau. Ir įsivaizduojat, kas įvyko? Juosmeniniai daly, va čia kai būna surakinta, juosmeniniai daly, va taip, paleidžia. Ir suprantat, paleido taip, kaip per pastaruosius kokius 5-6 metus niekada nebuvo paleidę joks vaistas. Diklakai, diklofenakai, visokie ten, niekas nebuvo paleidę. Ir kai tai paleido, aš taip, atrodo, atsivėrė. Visą ašaras nusišluošiau, aš supratau, kad čia yra kažkas kitaip. Aš užmigau, žodžiu, pailsėjau, nes tikrai buvau nusikalus, tikrai buvo labai blogai. Ir kai aš pamiegojau, neatsimenu ten ar tą patį vakarą, ar kitą rytą jau, žodžiu, aš jau sąmoningai lindau į internetą, susiradau kantieniką ir viskas, kas ten yra parašyta, aš pradėjau dirbti. Tu tiesiog susiradai viską internete, ne? Taip, internete. Tu neturėjai, iš pradžių knygos neturėjai, tiesiog ką radai internete, tą bandėjai daryti. Taip. Ir tada aš taip gulint lovai tą visą dieną dirbau. Ir aš taip dirbau 3 dienas. 3 dieną aš keliuosi iš lovos, lipu. 3 dieną Renata kėlėsi iš numirusių. 3 dieną aš lipu iš lovos, nes ten yra bamba, ten spausdienis. Ir aš taip, žinot, įsikipusi sieną, einu į tualetą, galvoju, žiūriu, mano dubuo vietoj. Hop, ir čia taip, hop, juda ir neskauda. Ir aš nesidariau operacijos, o valdau kūną. Dubuo juda, suprantat, aš nuėjau. Žinot, atsisėsti dar ant klozeto reikia, nėra paprasta. Žmonės žino, atsisėdi, matus čia, ant klozeto. Atsisėdi, žinot, būna, reikia atsiremti, sėstis nėra kaip, plepšt, kai lepioškė sėdi, pasėdi, o jau anksčiau būdavo atsikeli, reikia pasižiūri į savo turinį, pagal sienas ramstydamasis, atsikeli, paspaudi vandenį, nuleist. Idiotiška, ne? Bet žodžiu, tą dieną aš atėjau, atsisėdau, suprantat, ir kai aš atsisėdau, man niekas neskauda. Ir aš galvoju, pakilsiu, pabandysiu neatsirėmus, nepasižiūrėti, kas ten. Suprantat, ir aš taip, palauk, kulnis, sakė, kulnis. Ir aš taip, ir pakilau. Wow! Ir tada aš supratau, kad aš esu teisingam kely, kad čia yra kažkas kitaip. Tada aš jau galėjau lauką išeiti, aš jau mačiau saulę, suprantat, šviesą aplinkui. Aš mačiau gyvenimą, nes aš mačiau, kad kažkas viduj pas mane kūne pasikeitė. Žodžiu, atsirado viltis, paprastai kalbant, atsirado kibirkštis ir atsirado tikėjimas. Taip, ir tada aš susiradau knygą, dar buvo pirmoji tokia ruda, jos dabar jau nebėra tos knygutės, Tigro jausmas, Benitos Kantieni.
Susiradau tą knygą, perskaičiau, dirbau su ją, su ta knyga lietuvių kalba, tai buvo labai seni metai, iš tikrųjų 15-16 metų atgal. Ir tada per pusę metų, daugiau ir mažiau panašiai tuo periodu, aš susitvarkiau, aš supratau, kad aš esu tikrai teisingam keliui. Tik tais man buvo labai didžiulis smalsumas, o kaip, ar aš tikrai čia taip viską darau, nes aš nieko daugiau gyvenime savo nekeičiau, o čia viskas pasikeitė. Nes jau praėjo pusę metų, jau kaip ir turėtų vėl išvežti mane su greitąja į ligoninę, dėl tų stuburo išvaržų, dėl tų nugaros skausmų. Aš gerai jaučiuosi, man niekur nereikia važiuoti. Ir aš galvoju, čia kažkas yra ne taip. Kadangi aš vokiškai kalbu, aš susirandu telefono numerį Šveicarijoje ir paskambinu jiems. Benito tą tarpu buvo išvykusi gal į Naująją Zelandiją, ar kažkur buvo išvažiavus, aš tai tiesiogiai nepakalbėjau, bet aš pakalbėjau su ten kolegomis, su darbuotojais. Žodžiu, ir sako, tu turi atvažiuoti studijuoti. Kaip mes tau pasakysim, kad tu tai darai, ar teisingai, nes mano klausimas buvo, aš teisingai tai darau, čia tai ar tai ir yra tai, kad man nebeskauda nugara. Kitaip jaučiuosi, nebereikia būti kiaušiniu. Ir ką, sako, tu turi studijuoti. 3 vaikai, atrodo pati tokia dar, suprantat, ne iki galo, taip toksai vis tiek toks nelabai pasitikėjimas savim. Ir aš nusprendžiau studijuoti. Ir iš 12 ar 14 ne visi gavo sertifikatus, man buvo labai didžiulė atsakomybė tokia prieš Lietuvą, tiesiog galvoju, kaip vokiečių kalba, viskas originalo kalba, egzaminai, labai rimtos studijos. Ir va. Kiek jos tęsiasi? Metus laiko. Tai tu metus praktiškai vos negyvenai tenai? Aš važinėdavausi, darbas vykdavo namie, išvažiuoji, vėl namie, vėl išvažiuoji. Tai žodžiu, ir tada po metų jau aš gavau sertifikatą. Ir tada paskui dar po keletos metų aš vėl išvažiavau į tas vadinamas tokias kaip antrinės studijas, kaip testinės, kaip pastiprinimai. Ir dar po kiek laiko aš baigiau dar vieną lygį, vieną pakopą, tai yra pats žemiausias yra bronza, o paskui dar yra sidabras jau aukštesnis. Čia labai panašiai kaip gydytojai, kad eina link rezidentūros ir paskui taip toliau laipsniais ir tai apsigina savo kompetencijas ir kvalifikacijas. Tai va ir toliau. Tai jeigu taip žiūrint, tuo met, kada tu įgyjai sertifikatą, tu buvai vienintelė Lietuvoje, ar dar buvo kažkas su tavim iš būtent atstovų? Mes važiavom kartu su kolega iš Lietuvos, su Sauliu Daunu. Tai jūs dviese ir buvot pradininkai, galima pasakyti. Taip. Kokia garbė. Tai, žodžiu, tu paminėjai Benitą Kantienį, ar ne? Kantienika. Taip. Ar tai yra atsitiktinis sutapimas, ar vis dėlto tai nėra atsitiktinumas? Ne, tai nėra. Čia yra suktas klausimas, kadangi aš žinau atsakymą, bet aš tiesiog noriu, kad tu papasakotum. Nes žmogus, kuris nieko nežino apie tai, tiesiog aš noriu, kad įvestum į tą kontekstą, ar ne? Ir kad žmogus suprastų, kad tai yra iš tikrųjų nėra šiaip kažkas sugalvojęs šio metodo, kad tai yra iš tikrųjų rimtas dalykas, mokslų paremtas, ar ne, mokslininkas išrastas, mokslininkas sugalvotas pagal savo gyvenimo patirtį. Užrašytas. Taip, užrašytas. Taip, jinai yra žurnalistė ir jinai turėjo aukščiausią pilateso kategoriją ir kai pas ją ateidavo moteris ir sakydavo, man skauda ten, man skauda ten, man skauda ten, sako, aš kaip aukščiausia master teacher, reiškia meistrės sertifikatą, kompetenciją turinti instruktorė, negalėjau padėti iki galo moterim. Kame yra tada reikalas, tada kokia mano kaip instruktorės vertė, jeigu aš negaliu padėti moterim iki galo, joms skauda ir beje, sako, man pačiai vis tiek irgi skauda. Tai jinai, būdama žurnalistė, ėmė tyrinėti savo kūną, savo kaulų struktūrą, nes ji turėjo skoliozę. Ir ta skoliozė, kiek esi minėjusi, nuo pat vaikystės? Taip, nuo pat vaikystės. Taip.
Tai va, ir jinai susitvarkė, jūs matėt, kaip atrodo šiandien 70 su viršu, 4-5 metų moteris, o 18 laikysena, wow, žinokit, jeigu visos Lietuvoje moteris tokią laikyseną turėtų tokių metų būnant, tai žinokit, nereikėtų nei MRT, nei KT, tų vadinamų kompiuterinių tomografijų, nei dar kažkokių spinduliuočių ir taip toliau, ir netgi paaugliai, nereiktų jų irgi nei švitint, nei tiesiog spinduliuoti, darant skoliozės laipsnio nustatymą. Iš karto ateina tik kantieniką, iš karto tvarkosi, rezultatai labai puikūs. Tai vat vis tik, gerai, tai dabar vis tik dar prie esmės, ar ne? Eikime prie pačios esmės. Tai ką jinai suprato? Ką suprato Benita Kantienė? Kas iš tikrųjų, kur yra ta esmė, ar ne? Nu, jinai buvo pilates instruktorė, tai yra sportas, tai yra per judesį, per jėgą, lankstumas, kiti dalykai, bet vat, ką jinai suprato, kas būtent buvo tas raktas, kuris ir leido žmonėm parodyti, kaip išeiti iš tų skausmų, ar ne? Kaip tu minėjai prieš tai, ji nežinojo, ji turėdama patirtį, žinias, jinai nieko negalėjo padėti, bet ir ką jinai suprato, kas leido ir jai pačiai savo padėti ir padėti tada jau nuo tada ir kitiems žmonėms. Taip. Tai dabar vat apie tą kantieniką. Kantienika ir yra pagal Benitos Kantienį pavardę, tiesiog metodas, ar ne? Ir esminis dalykas yra, kaip mes esame įpratę visada, bent jau mokslas, ar ne, va taip daro, kineziterapija, judesys, arba, sakykime, kai ruošia institutuose kūno kultūros mokytojus. Esminis dalykas yra, dar vieną turiu būtinai paminėti prieš pasakant esminį dalyką. Kaip skaičiuoja mokslas, medicina stuburo slankstelius? Čia klausimas jums. Nu, iš viršaus į apačią, ar ne? Teisingai, iš viršaus į apačią. Reiškia, pirmas kaklo slankstelis, antras ir taip toliau, ir paskutiniai slanksteliai yra matuojami kryžkaulyje. Pažiūrėkit visur, kaip statomi yra namai, kaip važiuoja automobiliai, kaip žmonės vaikšto, kaip kėdės stovi, stalai. Pagrindas yra kas? Žemė. Na taip. Padėta, kas yra, kaip bokštai statomi. Tai būtinai pirmas pamatas turi būti. Pamatas. Tai visa architektūra ant to paremta. Na, sakykime, televizijos bokštas, ar ne? Tai jis, dabar pasižiūrėkim, kokio yra 326, kiek ten tų metrų aukščio ir kaip toks plonas, jisai gali. Esmė yra po žeme, visas pagrindas, ten yra labai didelis ir sunkus ir gilus pagrindas, kuris ir laiko viską. Taip, žodžiu pamatas. Tai žodžiu pirmasis lankstelis, uodegikaulis, kryžkaulis, pirmasis, ar ne, tas va, uodegikaulis, kryžkaulis, dubuo, sėdinkauliai, jie jau turi būti padėti ant pamato. Ant ko jie yra padėti, kad laikytųsi šitas. Ir tik paskui eina stuburas. Nors jis yra svarbiausias, bet turi būti sukurtas vientisumas. Tai va šitas sėdinkauliai, uodegikaulis, visas, va, pamatas, pavadinkim, pakeltas ant pamato, ant kulnų. Ir kaulų struktūra su multifidiniais raumenimis, kur laiko, giliųjų raumenų, va čia, sluoksniais. Jie yra svarbiausi. Kaulai, kaulų struktūra sudėta, suvesta į ašį mus laiko. Su multifidiniais raumenimis. Ne raumenų korsetas, kaip kai kurie garsus Lietuvos treneriai, instruktoriai ar gydytojai aiškina. Ne raumenų korsetas. Raumenų korsetas sugadina mus. Dėl tos priežasties mes šiandien turim labai daug žmonių su stuburo išvaržom ir tas klausimas yra dėl to diskutuotinas. Ir tada, va čia, va, kai klausai Vygantai apie esminį dalyką, ar ne, va dabar pratęsiu, jau pabaigiu tą mintį, ne? Ir tada visi va šitie slanksteliai skaičiuojasi. 1, 2, 3, 4, lipant į viršų aukštyn. Čia yra visa esmė. Jeigu va aš dabar tiesiog labai paprastai pajauskit, va girdit mane, matot mane. Pagal tradicinę kineziterapiją ir
tradicinę mediciną. Pakalbėsiu. Turėtų būti atvirkščiai. Paspausiu jūs slankstelius skaičiuojant iš viršaus žemyn. 1, 2 nuo kaklo, 3, 4, kaip jūs jaučiatės? Jūs kiūžtat, jūs mengat, yra jausmas. Iškart va tokie. Kokia nugara palieka, pažiūrėkit veidrodį. Kupra, kur kojos, sulinkusi, sudribusi, sukiužusi. Dėl to senatvėje mes vadinam save senais, neva. O tai iš tikrųjų nieko neturi bendro. Kantienikoje jūs pirmą susistatot teisingai pėdas, kulnis, pasistatot pamatą, kaip Vygantai ir sakei, bokštas, ar ne, pastatytas, kiek ten dar po žeme. Tada kojos tvarkingai į ašį, aš čia visko dabar nepradėsiu aiškinti. Ir tada tik tai stuburas lankstelis, visi vienas virš kito, vienas virš kito, ir nuo pačios skaičiuojant, visus suskaičiuojam iki pat viršutinio stuburos lankstelio. Koks jausmas? Skiriasi? Mokslas, tradicinė medicina ir visa kinesterapija, mokslas ir yra tai, ne? Ant vieno kurpaliaus pamauta. Viskas senų šablonų pasenę, nebeveikia, taip neturi būti. Žemyn pagrindas, pamatas ir nuo jo atsispiriant viskas aukštyn. Ir šitoj vietoj tai, ką mes vadinam tradicinė medicina, dabar nuolat tradicinė medicina, ne, eilinė mūsų medicina, turėtų būti vadinama netradicinė medicina. Tai yra toli nuo gamtos, tai yra toli nuo žmogaus visumos, tai yra toli nuo mūsų biologijos, nuo mūsų biochemijos. Turėtų būti vadinama tai netradicinė medicina, nes čia yra iškraipyta, čia yra mokslo, čia yra visiškai nukrypta nuo biologijos. O mūsų biologija, mūsų gamta, mūsų biomechanika, tai turėtų būti tradicinė medicina. Medicina tai reiškia, kantienika, suvokimas per sąmonę, per pasąmonę, per sąmoningumą, per kūno valdymą, todėl kad vaikai visi iki vieno tradiciškai gamtos duotų teisingų kaulų struktūros sudėliojimų iščiose visi tokie gimsta. Ir jų judesiukai, ten gimė 1 mėnuo, 2, 3, 4, jų visi judesiukai veikia išvien vienodai teisingai, taip kaip duota natūraliai gamtos. Ir tai yra tradicinė, ir tai turėtų būti tradicinė ir medicina, toks, sakykime, tas gamtos mokslas. Netrukus struktūra sistemos medicinos pasikeis. Nebus tai netrukus, dar užtruks, aišku, šimtmečius, norėčiau išgyventi iki to. Mes nesame prieš mediciną, gink Dieve, ta prasme. Aš ne apie tai kalbu. Jo, mes neinam į tą pusę ir mes nesam kažkokia alternatyvus judėjimas. Mes tikrai pasisakom už mediciną, mes naudojamės gydytojų paslaugomis, tai yra mūsų sistemos dalis ir be galo reikalinga ir su didžiausia pagarba, ta prasme. Bet tiesiog, tiesiog yra atrastas naujas priėjimas, naujas metodas, kuris iš esmės yra senas. Jis yra senas, bet atrastas iš naujo, arba kitaip tariant, net nežinau, kaip čia pasakyti, prisiminta, ne? Anatominė logika. Taip. Paieškokit žodį, panagrinėkit tensegrity. Bet jeigu nori, kas skaitot anglų kalbą, tikrai yra dabar daug žmonių, kurie angliškai labai puikiai kalba. Tensegrity yra konstrukcija, kada paskirstomi svoriai. Turgoras, stamina, ašis, stiebas. Kiek yra daug žodžių, kurie nulemia apie mūsų tą laikysenos suvokimą. Sverto principas. Pažiūrėkit, kas yra svertas. Pasidomėkit sverto apibrėžimą. Ir pavyzdžiui, kineziterapija naudojame sverto apibrėžimas. Aš labai daug knygų išstudijavau mokslo tų kineziterapijos, kur visiškai ne apie tai. Jie rašo apie tai, bet elgiasi ne apie tai. Tai kantienika yra anatominė logika, viv anatomija.
Kada turim teisingą konstrukciją, taisyklingą laikyseną, tame ir yra teisingas judėjimas. Kam kantienika padeda? Kokiems žmonėms? Kokiais negalavimais, ar ne? Nu, sakykime, galbūt galima išskirti kažkokius populiariausius, galbūt galima išskirti, kur atrodo, kaip iš viso atrodo nesusiję dalykai, ar ne? Bet netgi taip, ar ne? Taip. Tai vat, gal tu turi tokių pavyzdžių. Nu, sakykime, kas yra, kur jau tikrai, nu, tikrai labai populiaru ir kur žmonės tikrai net nežino, kad yra va toks sprendimas. Kantienika padeda išvesti iš visų skausmų ir niekada į juos daugiau nebesugrįžti. Niekada. Žmonės sako, ai, nu ne, Renata, tu jau čia per daug pasakei, nesąmonė, kaip galima niekada niekur neskaudėti. Labai atsakingai tai sakau. Niekur, niekada niekas nebeskauda. Neužsispaudžia, neberakina, nebegnybia, nebekaitina, nebetirpsta, nebemaudžia, netempia, netraukia, nerakina, niekas niekada nieko nebebūna. Kodėl? Todėl, kad tam nelieka pagrindo. Todėl, kad jūs kasdienybėje imate teisingai, taisyklingai naudotis savo kūnu. Tai jeigu prie ligų grįžtant, skausmingų kažkokių vietų kūne, tai stuburo išvaržos dingsta visam laikui, nebereikia galvoti, nebereikia laikyti savęs kaip kiaušiniu, kaip atsitūpti, kaip atsiklaupti, kaip atsisėsti, kaip oi negaliu, kaip oi tą, arba oi dabar žinok 2 savaitės einu masažus darytis, paskui dar turėsiu 14 dienų reabilitaciją ir paskui dar, reiškia, taip, išeinant, taip gali būti, bet jeigu per šitą periodą 10 dienų eiti į masažus ir dar 14 į reabilitaciją, pavadinkim, tradicinėje medicinoje, tai atėjus į kantieniką per šitas 28 dienas jie pasikeistų 90%. Ateitų į tai, ką aš prieš tai kalbėjau, kad jie nebejaustų ten rankų tirpimo ir taip toliau. Nu, visų kitų dalykų. Tai žodžiu, susitvarko stuburio išvaržas, nebeina skausmas į koją, neužsispaudžia sėdimasis nervas, kulnis nebeskauda, kulkšniukai, padai, kojų pirštai nebešala, rankos galūnės, kojos nebešala, prasiplečia matymo laukas, taip kaip ir turi būti, migrena pasitraukia, visai nebeskauda galvos, sprando, kaklo skausmai, rankų tirpimas, juosmeninė dalis neberakina, krūtinė, vidaus organai susitvarko, nebepučia žarnyno, susitvarko tuštinimasis, susitvarko kryžkaulio, uodegikaulio, jeigu turim skausmus, ar ne, klubo sąnarių nereikia keisti, alkūnės nebeskauda, jeigu kam skauda, keliai, meniskai, jeigu kam ten irgi operacijos, pavyzdžiui, būna meniskų, nes mes net atsitūpti nemokam teisingai. Net atsitūpti, ką veikia kūno kultūros pamokose mokytojai kūno kultūros ir vaikai. Kad paskui, taip kaip juos mokina mokykloje atsitūpti, jie paskui turi turėti kelių menisko problemas arba stuburo išvaržas. Čia klausimas yra. Kaklo, sprando skausmų nebelieka. Kojų pirštai ir dar svarbiausias dalykas. Jau paskui eina grožis, ten visą kitą, čia dar eilės pačioj pabaigoj, kaip pridėtinė vertė. Šlapimo nelaikymas, prostata, seksualinis gyvenimas. Nes nei vyrai, nei merginos, nei moteris, nei vaikinai nemoka judinti dubens. Kur energija? Neturi energijos, pavargę, nemiga. Iš ryto jau atsikeliam pavargę. Ir tai yra kasdienybėje. Tampam, valkiojam tą kūną, sutelkia dėmesį į pinigus, į kažkur tai kažką daugiau, kažką taip turėti, ar ne? Ir kūną mes apleidžiam. O kai su kantienikai valdot laikyseną ir judėjimą, tada jūs galit būti tame, kurti gerbuvį, bet viduje jūs esat jau gerbuvyje a priori, tarsi iš anksto. Ir tada gali gyventi gyvenimą, kuriam, valio, skaitom, rašom, keliaujam, perkam, imam, lizingus, mašinas, nesvarbu, gyvenam gyvenimą. Na, tai čia, Renata, čia tas pats, kaip, sakykim, šeima, atsisėda vyras šeimos galva ir sako šeimai,
Šeimyna, varom į Italiją. O kaip keliausim? Automobiliu. O už lango stovi, sukiužęs, pakrypusiu ratu. Kur tu nuvažiuosi? Taip, Nu, taip, daugybė problemų. taip, daugybė problemų. Teisingai. Daugybė sustojimų, apsilankimų servisuose, reikalų su policija ir kitų dalykų. Tai atitinkamai, kas būtų žmogaus gyvenime, apsilankimai pas gydytojus, išėjimai iš darbo, netikimai pinigų, pajamų, santykių griūtis ir visi kiti panašus dalykai. Taip, santykiai, sakyta, griūva, taip iš tikrųjų, kai viduje turim skausmus ir nesuvokiam, kaip teisingai naudotis to savo kūnu. Kaip teisingai naudotis savo kūnu. Gerai, žiūrėkit, nu aš būčiau ar ne, atstovauju tą statistinį lietuvį ir jisai paklausė ir sako, nu tai gerai, o tai ką jūs ten darot per tą kantieniką dabar? Ar tiesiog yra pasisėdėjimas ir pasikalbėjimas, o gal ten reikia labai sunkiai fiziškai dirbti, vis tik šita vieta dar tokia yra mistika ar ne, paslapties kraistė, tai kas vyksta kantienika užsiemimuose? Kažkaip iš šitą klausimą noriu pradėti nuo tokio atsakymo, nuo tokios pradžios atsakymę. Žodžiu, sako, viena kineziterapeutė, sako, sėdi statiškas žmogus, statiškai sėdi. Statiškai sėdėti negalima, reikia padaryti pertraukas, atsistoti, truputuką pasivaikščioti, pajudėti ir vėl atsisėsti. Kai kantienikoje mes sėdim, statiškai kabutėse, ten vyksta dinamika. Ten vyksta kaulų struktūros sėdint, išorėje atrodome statiški. Statiškoje padėtyje viduj dinaminis dėliojimas. Kaulų struktūros dėliojimas į ašį, nes ten yra ką veikti labai daug. Pasiekti gylį dubens dugno, giliųjų raumenų, ten yra sluoksniai. Pasiekti stuburo slankstelius, va, mano Džordžas, ten matot, slanksteliai labai aiškiai matot. Štai ką padaro kantienika. Taip. Iš žmogaus. Tai vat, dirbam viduj su kaulais, dėliojam kaulus ašies atžvilgiu. Savo karkasą tvarkom, turgorą, sverto principų. Taip. Ir kaskart keičiam padėtis, nes juk visą laiką nesėdim. Būna, kad mes ir atsistojam, ir gyvenime mes ir judam, stovint, sėdint, klūpint, nu kiek turim padėčių. Tai Taip, esmė yra užsiėmimo būtent išdėstyti, kaip pasakyti, ištęsti kaulus, pačius kaulus ir pabandyti sugrąžinti juos į tą reikalingą poziciją, prigimtinę poziciją, ar ne? Ir tai atrodo nėra taip iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga, kuomet žmogus ten 50 metų nieko panašaus nėra daręs. Ir tai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Tačiau ir gali būti taip, ir taip yra iš tikrųjų, kad žmonės, kuomet ateina pirmą kartą ir kuomet Renata veda užsiėmimą, jie, iš tikrųjų, ir man taip pat buvo, aš nieko nesupratau ir kaip, kas, kur, kokį raumenį nuvarvinti, ką ten padaryti, bet to nereikėtų bijoti, ilgainiui tiesiog tai yra toks vidinis jausmas apie save, tu pradedi eiti dėmesiu per visą savo kūną ir pasirodo, kartais netgi to užtenka, kad tas kauliukas atsistotų į tą savo vietą ir tai yra iš tikrųjų, kartais būna sunku, bet kartais būna be galo malonus tas jausmas ir tai bendrai paėmus tas užsiėmimas yra išties yra malonus užsiėmimas. Tai nėra, sakykime, tai jeigu lygintai su sportu, tai ten reikia, ar ne, per tą jėgą kažką padaryti, kažką per valią, ar visą kitą. Aš nesakau, valios čia turbūt irgi reikia valios tos pastangos kažkaip tai nukreipti save dėmesį ir kažką pradėti daryti, bet pats jausmas yra visiškai kitoks nei sporte. Tai yra apie lengvumą, apie atpalaidavimą, apie ištempimą, ar ne? Taip, bet viduje jėgos reikia, mes turim pasiekti stuburą. Taip. Mes nepasiekėm, o pradžioje mes tikrai nepasiekėm, tada yra ten ką veikti. Vat pavyzdžiui, kalbant apie tą vidinį kaulų struktūros dėliojimą, sverto principų arba tansegrity, ten visi tie dalykai vyksta su tais kaulais, mes kalbam kiek? 10, 15, 20 minučių, ne? Ir jūs visi gal sėdit šiaip, kažkaip kaip mokat sėdėti.
o aš viduje esu šlapia. Todėl, kad aš dėlioju savo kaulus, ten veikiau, jeigu matėt, aš jau biškutį pasiraibau, pasikraipau kažkaip, tada, kad aš tą ten numetu, tą paleidžiu, tą atidarau, ten vyksta kaulų struktūros dėliojimas. Ir aš matau veidrodį, kur mano kaklas, kur mano galvytė, va čia, kur pečiai, va čia, va šita dalis kaklo, ar ne? Tai aš visą laiką pagal ten matant, aš dėlioju, tvarkau ir vyksta struktūrinis, taisyklingas, anatomiškai logiškas kauliukų išdėliojimas. Visi kauliukai turi būti stuburo atskirti vienas nuo kito. Aš keliu savo stuburą. Apie laikyseną galima kalbėti tik tais tiems, kurie turi laikyseną. Tai va čia ir yra laikysena. Laikysena mes dažnai suprantam kaip apie kažkokią laikyseną. Šokėjas turi laikyseną kažkokią. Nu, taip, tai galima pavadinti laikyseną tokia kaip bendrinis žodis naudojamas apibūdinti tam, ar ne, dalykui. Bet iš esmės laikysena yra, kaip tu kiekvieną dieną laikai savo kūną. Ne tik tam tikroj pozoj, ne tik atsistojęs prieš veidrodį, ne tik atsistojęs sakyti kalbos prieš kolektyvą, ne tik tai išėjęs ant parketo kaip šokėjas, ar ne, laikydamas kažką, dirbdamas kažkokį darbą. Tai yra apskritai kiekvieną dieną nuo ryto, ne tik tai, kad nuo ryto, visą ir naktį, visas 24 valandas, tai yra tiesiog laikymas savo kūno teisingose pozicijose, ar ne, teisingoj pozicijoje. Taip, ir paskui išsivysto refleksas, kuriama nuolat kasdien grandininė reakcija, iš vidaus į periferiją, iš išorės į vidų. Iš vidaus į periferiją, iš išorės į vidų. Visada vyksta dinamika. Ir tada dėl to niekas niekada neskauda ir neužsispaudžia. Ir visada yra laikysena ir teisingas judėjimas. Ir kantienika, jinai iš esmės niekada nesibaigia. Jeigu jūs nuėjote į crossfito treniruotę, tai jūs grįžę nudribot ant lovos ir ilsitės, jūs nebedarot crossfito. O jeigu jūs užsiimat kantienikoje jūs tik gavote pradžią, jums parodė, kaip reikia laikyti, ir jūs išėjot ir jūs toliau visą tą laiką, kiek jums dar atmintis leidžia, jūs darot tą kantieniką. Nes tiesiog kūnas jis pats nori tos laisvės ir jisai vos tik pajutęs tą signalą, jisai jau bando išsilaisvinti, jis bando atsistoti į savo tą prigimtinę poziciją ir kantienika jinai iš esmės niekada nesibaigia. Tiesiog tai yra va toks skirtumas, kalbant apie sportą, jeigu lyginti su sportu ir kitais užsiėmimais. Taip. Ir kai jūs įvaldot kantieniką, jūs tai turit visada, va kaip tu ir sakei, jūs tai turit visada ir dėl tos priežasties jūs visada gyvenat sveiką, laimingą, lengvą, fainą, turtingą gyvenimą. Nu, tiesiog viduj. Taip, nes vaikams juk nereikia priminti, kad jiems nereikia nei priminti, nei prisiminti, kad jiems reikia kažkaip teisingai atsistoti, ar ne? Nes jie gimė ir jie turi tobulą laikyseną, vėliau ją pameta. O kantienikos pagalba jūs galite vėl sugrįžti į tą jausmą. Taip. Įdomus faktai, taip. Įdomus faktai, kaip dabar madinga sakyti, fun facts, ar ne? Žmogus kantienikos pagalba susigrąžina prarastus centimetrus. Tai tiesa? Taip, tiesa. 4 centimetrai mano organizme, mano kūne sugrįžo. Tada, kai reikėjo eiti, žodžiu, pas gydytojus, kažkada ten buvo tokia situacija ir man pamatavo mano ūgį ir sako, 1,57 m. Galvoju, kur mano 4 centimetrai 5. Galvoju, aš tada buvau tokia skausmiuota, ten visa, galvoju, tiek to nusišneka. Grįžau, nuėjau pasimatuoti ūgio iš tikrųjų, akurat, žiūriu, nėra 4 centimetrų. Aš juos susigrąžinau ir dabar netgi būna dar vienas, taip galiu paauginti. Kartais būna, kartais nėra, va taip pat. O vyresni žmonės irgi lygiai taip pat susigrąžina savo centimetrų. Taip, susigrąžina savo ūgį, taip, nesumažėjo. Su amžiumi ūgis neturi sumažėti. Štai jums sugriaunam šitą mitą, nes labai dažnai yra sakoma, kad žmogus senyn, tai ir žemyn, ne velnio. To neturi įvykti. To neturi įvykti. Taip, toliau. Sakandis ir laikysena. Nu, sakykime irgi, ar ne, pasirodo jūsų prigimtinė ta normali laikysena, jeigu ji yra tvarkinga, tai greičiausiai tuomet ir sakandis, dantų sakandis bus visiškai normalus ir tvarkingas. Taip. Tiesa? Visiškai teisingai, nes šitas kaulas, jis, kaip čia, nepriklauso visai kaulų struktūrai, jis kabo truputuką kaip maišas, nu, taip lengvai kalbant, ar ne? Ir jeigu mes visą ašį mūsų pakabinto stuburo turim suspausta, šitas irgi išvažiuoja, mes turim visokius atpaliaukius, turim taip, ne,
suspausta, sustrigusi. Bet jeigu mes susitvarkom, mato, toks kaip pučiantis, kaip Mhm. ir tai, ne visa ašis išeina, visa ašis ateina į savo vietą. Ir sąkandis irgi susitvarko ir dantis atsistoja su žandikauliu į savo vietas. Dėl to nebereikia irgi tvarkyti čia. Plus, dar vienas dalykas, jau iš patirties, tiesiog moteris 60, buvo 5-6 metai, dėjosi implantus. Mhm. Ir jai prieš COVID tas buvo ir atėjus COVIDui sako, mes dabar nieko negalim daryti, ta prasme, kai tu norėsi kitus implantus dėtis, tau reikės paauginti kaulą. Mhm. Bet kai reiškia, kai praeis šitie laikai, kas čia dabar bus, nu žodžiu, tada kažkada, padarysim tai. Ir mes darėm kantieniką, moteris mokėsi kantienikos, tvarkėsi laikyseną, visą kitą per COVID namie, tai žodžiu, visais įmanomais būdais. Ir pasibaigus COVIDui, nuėjo žmogus pas gydytoją, pratęsti gydymo ir dėti kitų implantų. Gydytojas padarė nuotrauką, sako, ką jūs darėt. Jūsų žandikaulis sąkandis atsistojo į vietą ir jums nebereikia priauginti žandikaulio kaulo. Nebereikia jo čia auginti, nes yra viskas tvarkoj. Mhm. Todėl, kad labai pritekinam daug deguonies į kapiliarus, į deguonis ateina per centrinę nervų sistemą, perduoda receptoriais informaciją ir patį deguonį ir susitvarko sveikata labai labai, tiesiog ženkliai. Ir va dar čia plus apie tą, kad ūgis, reiškia, nedingsta, atstato savo ūgį. Ir dėl tos priežasties susitvarko ir sąkandis, ir žandikaulis, ir kaulo nereikia priauginti, jeigu kas deda ar planuoja dėti implantus. Dar irgi įdomus faktas, irgi lygiai taip pat. Ir tai yra taip pat Renatos būtent faktas iš jos gyvenimo, kantienika. Vat, su kantienika pagalba jūs galite užkritusius vokus, kaip tu ten sakei, jų gali nelikti. Be jokių plastinių operacijų. Jokių plastinių operacijų. Taip, kiek aš jau turiu draugą aplinkui, kur darėsi plastinės operacijas. Galiu net prieiti šiek tiek arčiau. Yra nuotrauka, man atrodo, 14 ar 15 metų. Ten yra video. Bus galima atkreipti dėmesį, aš rodau kartais moterim. Va šitos va vietos, ar ne? Va šitos va vietos. Ten jau buvo 10-15 metų atgal. Va šitos vietos jau pas mane ėjo va šitaip. Ta prasme, ne? Va šitaip. Su kantienika atsistojo visas va šitas linkis į savo vietas ir nėra nei vieno jokio, kaip čia, raumens, kuris kristų. Todėl, kad viskas, kaip ir sakiau, nuo stuburo apačios skaičiuojasi keliantis aukštyn ir visa kaulinė struktūra, vat kaukolės, va šita dalis, jinai kyla aukštyn į viršų. Va čia liežuvis prikimba prie gomurio. Ir va šita visa dalis ir šitas raumo gaunas, jisai išsiilgėja. Ir dėl tos priežasties pasikelia patys vokai, bet tai yra natūralu. Ir stuburas, jisai pasibaigia šitoj vietoj. Ir kai daro botulino injekcijas, dar visokias, ar ne, paskui raumo mūsų užsmunka dėl to, kad mes su amžiumi susilenkiam. Jūs atrodo nenatūraliai, tiesiog iš karto matosi. Tai dar labiau sukrenta, taip. Tai galima tų laikyseną susitvarkyti ir veido struktūrą, veidas į savo vietas atsistoja, visos raukšlės, jų nelieka. Tai dar prie to pačio ir moters krūtinė. Kai aš buvau dabar išvažiavusi, keliavome su moterim, retrytą turėjau Šri Lankai, moteris man pasakė tokį pastebėjimą, sako, Renata, jūsų krūtinė labai gražiai stovi, galvoju, ačiū. Žodžiu, ar ne, jeigu mes turim laikyseną nuo pažasties, vat kaip linija yra, siūlės, ar ne, va čia, tai pati krūtinė, jinai truputuką tarsi keliasi vat iš čia aukštyn, bet iš čia, vat iš tos va vietos, ne? Ir tada šitie visi raumenukai, jie, kurie būna sutrumpėję ir jie būna nukritę, tai jie visi atsistoja į savo vietas iš giliųjų. Tai natūraliai viskas, taip, išsitempia visas šitas. Taip, nes niekas, viskas viduje gaunasi kaip pakabinta. Ir dėl to jinai savaime atsistoja į savo vietas, jokių pagrindinių, jokių papildomų
pagalbinių kažkokių jau veiksmų ten kūne daryti nereikia. Viskas išsitampo, išsitiesia savaime. Kada kaulų struktūra susistato teisingai savo vietas. Tai ką tada daryti, Renata? Žinokit, dar vieną dalyką pasakysiu labai fainą. Kantienika super yra visiems tinginiams. Kas neturi laiko, kas tingi eiti į sporto salę 2-3 kartus per savaitę. Aišku, sportuoti yra gerai, mankštintis yra gerai, bet su kantienika tu būni 24 valandas mankštoj per parą. Taigi yra judėjimas ištisinis. Tai va, visų pirma, visi tinginiai, visi, kurie tingi ir nori turėti gražią laikyseną, svarbiausia sveiką kūną. Be stuburo išvaržų, be nugaros skausmų, ištisai nuolat energijos ir wow, ar ne? Tai visi tinginiai labai rekomenduoju. O toliau kitas dalykas, tiesiog skirti laiko savo 2-3 valandų per savaitę, galima online, aš vedu pamokas, aiškinu, kaip ten mes statome su struktūra į kaulų į savo vietas. Ir tiesiog ateiti mokytis, ateiti į pamokas, tai yra mokomas vieną kartą. Jūs mokat vairuoti automobilį? Jau automatiškai vyksta turbūt jo, po kažkiek kartų turbūt jau tu pradedi. 3 mėnesiai, pusę metų, apie. Taip. Tai su kantienika lygiai tas pats. Jūs ją turit įvaldyti, susivokti. Tai yra investicija visam gyvenimui. Jūs neprarasit ūgio, jūs nebeturėsit skausmų, nebetirps rankos, visada nuolat turėsit energijos, gerą nuotaiką, ištisai visada laikysena, gerai atrodysit, lengvai judėsit, elegantiškai ir greitai netgi, nes paskui sulėtėja judėjimas. Investavus tik vieną kartą. Tai reiškia, apie pusę metų. Jeigu metai iš vis tobulai, 2 iš viso. 10% jūsų metų amžiaus. Aš žinau, kad yra labai daug žmonių, kurie net netiki tai, ką aš dabar kalbu, arba tai, kas čia bus įrašyta. Nes aš su labai daug žmonių bendrauju asmeniškai telefonu, kurių gyvenime net nesu mačius. Skiriu laiko ir kalbam po pusvalandį. Ir jiems aš aiškinu. Ir jie vis tiek eina pasidaryti operacijas. Ir kai aš paskambinu po mėnesio, po 2, po 3, jie nebekelia ragelio. Todėl, kad jie būna išsigandę tos tiesos, kaip veikia kantienika. Įsivaizduojat, kaip skamba, ne? Nepasiruošę. Bet būna tokių, kur aišku, ir pakelia ragelį ir mes susitinkam ir vis tiek dar padarom darbą, nes po operacijos būna kita išvarža ir dar, visai būna, visai, čia ne apie tai. Į kantieniką investuojat ir turit visam laikui. Tai va, tai kviečiame jūs į Kūno laisvės klubą. Kūno laisvės klube jūs galėsite 1 kartą per savaitę dalyvauti pamokoje. Taip pat 1 kartą per savaitę turėti psichosomatikos užsiėmimą. Supraskite teisingai, tai nėra taip, kad jūs turėsite ateiti kaip į pamoką, kad jūs privalėsit ruošti namų darbus ir taip toliau. Tai yra visiškai toks dalyvavimas priklausantis nuo jūsų ir kiek jūs tame norite būti, ar ne? Nes tikrai yra žmonių, kurie kaip ir Renata prieš tai minėjo, jie žiūri skeptiškai, nėra iki galo tikrai, tai veikia, neveikia, aš čia pažiūrėsiu, kaip čia jinai, kokia tenais kita, sakykime, dalyvė ar narė kažką daro ir tada aš pabandysiu. Žmonės būna atsargus, kiti būna neatsargus, įvairių žmonių yra. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad Kūno laisvės klubas yra ta vieta, kur jūs galite užaugti iki tam tikro suvokimo, ar jums tikrai dabar to 100% reikia. Jeigu jūs jaučiat, kad jums tikrai 100% to reikia, jūs norit, jūs viskas, jau nuo šiandien, kaip Renata kažkada pabėgo iš ligoninės, tai jūs tiesiog užeikite į kūnolaisvės.lt, ten susirasite Renatos telefoną ir paskambinkite jai tiesiai ir sakykit, viskas, aš noriu ir jūs susiderinsite detalės. Bet jeigu jūs esate dar tokio kryžkelį, kviečiu jūs į Kūno laisvės klubą, lankykite šitas pamokas, dalyvaukite grupinėse užsiėmimuose, kiek norėsite, tiek padarysite, tiek įsijungsite, daugiau sužinosite, išgirsite žmonių istorijas, kurių yra tikrai begalės, jų yra labai daug. Priklausysite Kūno laisvės klubo bendruomeniai, kur yra susirinkę lygiai tokie patys kaip ir jūs.
Ir visa tai tikrai už nedidelę mėnesinę įmoką 14 eurų 89 centai. Tai tikrai nėra suma, kuri padarys labai didelę įtaką jūsų biudžetui, bet jūsų gyvenimui šitas sprendimas gali turėti tikrai milžinišką įtaką dėl to, kad jums vieną dieną gali gimti mintis, kad viskas nuo dabar, nuo šiandien aš daugiau nebenoriu jausti to, ką jaučiau prieš tai. Pradėkit gyventi drąsiai. Jūs nebesat rodiklis, kuris norite įrodyti, kad jums niekas nepadės. Jūs nebesat. Jeigu jūs norite, jūs galite eiti visiems ir įrodinėti, kaip čia jūsų yra sudėtingiausia situacija, kaip čia niekas nebepakeis tos situacijos ir jums būtinai reikalinga yra operacija. Kaip ten, žinokit, gydytojas sako, jau aš tokios dar situacijos jūsų gyvenime, aš dar nebuvau matęs savo darbo praktikoje tokios situacijos, koks yra jūsų ten stuburas. Nesąmonė. Galima viską sutvarkyti. Pasitikėkit savim, imkit visą savo kūną į savo rankas, prisimkit atsakomybę ir už 14 eurų su centais pradėkit iš tikrųjų drąsiai gyventi ir keisti savo gyvenimą. Viską galima padaryti, iš tikrųjų viską galima padaryti. Aš labai drąsiai ir labai atsakingai duodu pažadą. Taip, ir mes visi toje bendruomenėje esame, yra Renata, yra kiti žmonės, mes bendravome kiekvieną dieną ir būtent ta bendruomenė yra sukurta tam, kad žmogus turėtų terpę, erdvę, kurioje jis gali būti apsuptas tokių pačių žmonių ir turėti tą tokią paspirtį, tiesiog žengti kitą žingsnį link sveikesnio gyvenimo. Tai vat tiesiog nuoroda yra šio webinaro aprašyme, paspauskite nuorodą ir tokiu būdu tiesiog jau ten matysite, kaip galite įsigyti narystę ir mes priimsime jūs į Facebook grupę ir jau ten susisieksime ir bendrausime ir žodžiu keliausim toliau. Tai tikiuosi, kad šis webinaras buvo naudingas. Jeigu turite daugiau klausimų, be jokios abejonės, vėlgi aprašyme yra kontaktai, jūs tais kontaktais galite kreiptis, klausti ir užduoti savo rūpimus klausimus, bet aš labai tikiuosi, kad mes tikrai pasimatysime Kūno laisvės klube ir ten jau tikrai į visus klausimus bus atsakyta ir žodžiu, laukia nuostabi kelionė. Laukia išties nuostabi kelionė. Labai laukiu kiekvieno ir nebesikankinkit, yra sprendimas. Ačiū, Renat. Ačiū, Vygantai, tau. Ačiū jums visiems, iki pasimatymo klube. Na, o aš dar čia tiesiog jūsų dėmesio įdėsiu keletą žmonių, tikrų žmonių istorijų, kaip jie jautėsi prieš tai ir kaip jie jaučiasi dabar. Žodžiu, labai tokios trumpos istorijos, kurios tikiuosi jums patiks. Buvo košmaras, aš iš lovos neišlipau mečiais. Man tai, Jėzu, atrodo, sudraskys man tą koją. Buvo nežmoniškas skausmas ir spazmas šone, koja. Viena trumpėjo, kita plonėjo. Viskas skaudėjo. Pradedant nuo kojų, sėdmenis, kūnas visas. Susilaužiau koją. Porą mėnesių nevaikščiojau ir operacija buvo. Per tą laiką, kol nevaikščiojau, man nugara deformavosi, man pradėjo mentis skaudėti, pradėjo kupra darytis tokia konkreti ir negalėdavau išsėdėti tiesiog. Per gyvenimą susiduriame su įvairiomis problemomis. Bet kai į pagalbą ateina tinkami žmonės, viskas pasikeičia. Aš žagtelėjau, kokie buvo pokyčiai, apskritai ir nugara, ir pečiai, ir sėdmenys, ir liemuo. Man tai buvo kažkas tai vau. Žymiai geriau negu buvo, bet dar norisi geriau, gilin. Koja nebėra tokia, susivienodino ta V raidė. Šitas šonas atėjo į vietą, jau nebėra asimetriška. Ir galvoju, viską vardinti žmogus nepatikės. Aš dabar jau esu turbūt laimingiausias žmogus. Aš jaučiu, kad man nebeskauda visiškai net. Aš dabar jau geto, aš galiu dabar gyventi. Aš galvoju, aš dabar galiu gyventi. Ir tam ribų po kol kas nematau ribos iki tos, kurios daeisiu ir viskas galėsiu nebesportuoti, nebedaryti kantieninkos.
Viskas gali pasikeisti, jeigu sau leisi.